Ar kada nors pagalvojate, kiek jums galėtų papasakoti skulptūros, kurias jūs praeinate gatvėje? Jau šį ketvirtadienį prasidės iniciatyva Vilniaus kalbančios skulptūros, kurioje 15 skulptūrų prabils ir jums papasakos daug įdomių istorijų. Ir kągi mums papasako šitas mielas daktaras? Šioje vietoje norėtųsi prisiminti ištrauką iš daktaro teksto, kuriame jisai sako, štai čia ir prasidėjo didžioji painiava. Taigi daktaras papasakos labai daug slaptų istorijų, labai daug painių istorijų, kur galų gale darosi sunku suprasti, tai kas tas buvo daktaras Šabadas, o kas tas buvo daktaras Aiskauda. Ar daktaras nekėlė papildomų rūpesčių ir buvo lengvai sukalbamas? Daktaras iš tiesų buvo ne tik, kad labai lengvai sukalbamas, bet jis pats veržėsi pasakoti labai daug istorijų, nes jis tų istorijų per gyvenimą turi prikaupęs tikrai daug. Ir mes netgi turėjome jį stabdyti, negalėjom leisti jam papasakoti visko, nes iš tiesų pokalbis turi būti trumpas, žmonės norintys paklausyti daktaro dažniausiai turbūt bus skubantis ar į darbą, ar į namus, tai kad žmonių per daug nevargintume, turėjome daktarą tik tai stabdyti ir sakyti, kad kitą kartą galėsite papasakoti daugiau. Įdomu būtų sužinoti, kuri skulptūra reikalavo daugiausiai jėgų ir pastangų tekstų rašytojams. Žinot, turbūt sudėtingiausia ir jautriausia buvo rašyti apie skulptūras, kurios yra, kažkuo siejasi su skaudžia mūsų Lietuvos istorija. Viena skaudžiausių reikėtų išskirti apeliacinio teismo cokolėje esančias inskripcijas sovietinių represijų aukoms atminti. Iš tiesų tekstą šiai skulptūrai, šioms inskripcijoms rašė Justinas Tertelis, vėliau jį įgarsinęs. Ant to pačiu norėtųsi ir išskirti tam tikras fikcinės skulptūras esančias Vilniaus mieste, kurios rašytojams iš vienos pusės davė labai daug laisvės, nes miesto žibintininką ir miesto sargybinę ar undinėlę galime interpretuoti kaip tik tai norime. Iš kitos pusės ta tokia labai didelė erdvė kūrybai, jinai pareikalavo vėlgi atsirinkti labai atidžiai, kaip pateikti vilniečiams ir miesto svečiams šias skulptūras. Galbūt patartumėt, kurią pirmiausia reikėtų išgirsti? Aš tai labai nenorėčiau patarinėti ir primesti kokios nors nuomonės, nes iš tiesų visos skulptūros įdomios, bet to jos išdėstytos patogiu maršrutu ir galima aplankyti bet kurią, pasirenkant pagal tai, kuri yra arčiau darbo, arba arčiau namų, arba arčiau pasivaikščiojimo vietos, arčiau vaikų darželio, arčiau pasimatymo vietos. Siūlyčiau nesusidaryti tikslo, pažinti visas skulptūras vienu metu, visas 15. Aš manyčiau, kad skulptūras verta atrasti po vieną. Pavyzdžiui, pakeliui einant iš vieno taško į kitą tašką, pasižiūrėti, kokia skulptūra pasitaiko pakeliui ir nusiskanavus su mobiliuoju telefonu, kaip tik išgirsti jos istoriją. Kągi, daktare, pasikalbėsime jau šį ketvirtadienį. Jeigu norite pakalbinti poną daktarą ir ne tik jį, lauksime jūsų Stuokos Gucevičiaus skverelyje.